O, atės. Atsiprašau, gal galėtumėt papasakot, čia jūs esat daug dabai pastatęs? Jo, aš čia brigadininkau, čia mano pavaduotojas. Karočią visą žaidinę išačinu prie strojkių. Nemažai atgrochinau. Kiek točnai nepasakysiu. O dabar turbūt pietų pertrauka čia? Nu, zagnul. Kokia pertrauka? Jeigu yra tik rastvoro ir ceglų, mes varom bez perarybų. Bet va, Gruzovikas su rastvoro kažkur užstrigo ir va ceglos, matai. Prastos liko ir na įschodė. Tai sižu kurų. Mūsų darbštuoliai kolegos sako, kad visą gyvenimo pluša statybose ir jau daug gražių pastatų yra pastatę. Bet jeigu netrūksta skiedinių ir plytų, darbas eina kaip iš pypkės. Tik štai šį sykį šiek tiek vėluoja, gal kažkur užstrigo savivartė su skiediniu. Bet to ir plytos, kaip matote, baigėsi. Štai kolegos dėl to ir nutaikė laisvesnę pokaičio valandėlę, prisėdo atsipūsti. Daug turbūt nutikimų įvyksta. Skaniušnė. Ypač po kožno peripojus. Va, Kostė, pernai gatovas papjankęs į mišalkį krito. O čia visai nesenai Česka, žinai Česka, užsivertė mišoką cemento ir į katlavaną dribo. Tai paskui su trosovos ištraukėm. Ant nasilkių ir tiesiai į traumpunktą. Aš per karjerą, per Čerdaką su Šveleriu esu gavęs kokius 5 kartus. Per Riobrus su Kronšteinu. Žinok, normalna žaiznė. Strojkė kak strojkiai. Žinote, statybos yra statybos. Atsitinka visokių žaismingų dalykų. Štai pernai Kastytis buvo trupučiuką neblaivus ir paslydęs įkrito į betono maišyklę. Arba štai neseniai kolega Česlovas su cemento maišeliu ant pečių paslydo ir įkrito į pamatų duobę. O štai ir kolegai taip pat atsitiko keletas nelaimingų atsitikimų, sakyčiau. Jis yra gavęs per šonkaulius keletą kartų su metalo profiliu, o per viršugalvį visiškai netyčia su laikikliu. Žinote, statybos yra statybos. Kai pastatom, taip ir stovi. Hei, kaip kimba? Palauk. Šiandien slabnas kliovas, nesekasi. Va, žilką susipliončino. Ant dziko bandžiau, ant červeko bandžiau. Paplavokas trupas. Jokio kliovo. Ir dar tas tvarius čia majačinasi rybiną baido. Dabar ant matyliaus bandysiu. Matote, šiandien gan prastokai kimba. Bandžiau meškeriauti su slieku, su uodo trūklio lerva, dabar bandysiu su kirminėlio. Bet patys matote, plūdė tarsi mirusi, o dar atrodo aš čia kažkam lyg ir trukdau. Nu, pernai viena roza buvo rybalkė. Su Zinka išėjom ant dorkės į zalyvą, pastatėm karapkės, zapuščenkės užmetėm, įkišom vendas ir marmuškinam. Žiūriu, sudakas zdorovas pareina. Kai dėjau patsioką, tojam palubos ir pasmaugiam. Karočią, pilnus jašikus be zakonikų lėščių priribačinom. Štai kolega pasakoja. Pernai su Zenonu žvejų laiveliu buvo išplaukę į užutekį. Pastatė tinklus, užmetė dugninės ir meškerioja savo su avižėlę. Staiga bemata, kad ateinas stambus sveikas sterkas. Jie pakirto jį ir ant denio išsitraukė pasmaugį. Po to primeškeriojo pilnas dėželes neįstatyminių karšių. Karočią, šiandien jeigu nieko nebus, tai elektrą pasijungsiu. Nors gal šitas atšoks. O! O dabar kolega žada panaudoti neteisėtą žvejybos būdą elektrą.
Tai vis tik kokios yra Benski šaknis? Benski tai yra